Kažkas pas mus namie labai išradingai daržovės pasideda. Va, vidury virtuvės grindų agurkas. Nu, jėga, antrą dieną išėlės agurkas ant žemės. Čia, kaip suprantu, čia kažkoks bairis ar kas. Marčiau. Čia tu ant grindų dedi agurkus? Ką to? Agurkas ant grindų dedi tu. Kur? Nu, virtuvė ant grindų, pažiūrėk, agurkas guli. Iš kur atsirado? Pažiūrėk. Žiūrėk. Ta prasme, iš čia išdygė. Tu čia filmuoji? Nu ką, žinau, ir vakar buvo ant žemės. Tipo, nepadėjo agurką ant žemės? Pirmą kartą matau. Nu, jėga, normaliai. Tu pasidėjai? Jo, pasidėjau ir filmuoju, ne man pačiai. Žodžiu, mano brolis turbūt iš manęs šaiposi dėl to, kad dabar jau prie mano lovos ant grindų guli agurkas. Ir nesuprantu. Marčiau. Nu, ta prasme, tipo, tu dabar prie mano lovos agurką padėjai? 4. Ne, nu ten vienas, bet tai, nu, nesišaipyk iš manęs. Man tai nefaina, tipo, kam tu esi ten žemė? Nu, neėmiau, aš jokių agurkų nedėjau ant jokios lovos. Ir apskritai. Nu jo, tai jisai ten pat atsirado. Nu, tipo, baig šaipytis iš manęs. Nu, man tai nejokinga. Man tai, pavyzdžiui, visai nejokinga. Žodžiu, nieko nėra namie. Aš 3 dieną viena namie. Ir brolis išvažiavo, mama ir kiti išvažiavus ir tėtė nėra namie. Ir vis tiek iš kažkur atsirado agurkas. Aš nežinau, ką daryti. Kodėl mane paliko visada, kai man labiausiai reikia.